Sveiki, labas rytas. Nu ką, bandom antrą dieną prie ežeriuko. Nežinau, kaip seksi šiandieną. Rytas, bet ne ankstus, 8 valandos. Mačiau jau žvejų pilna. Ir ką bandau ir aš, norisi kažką pagauti didesnio, ne vien tuos mažiukus ešeriukus. Tai būt kol kas tiek, ką plaukiu ir žiūrim, kaip man seksis. Pliusas, kad ramu, nėra vėjo. Tai va šitas kažkiek, manau, gelbės. Dar į šitą pusę esu vienas iki plaukis, bet labai netoli. Šiandien bandom kitą pusę. Naktis tokia gan drėgna palapinėje buvo. Buvau pas šeimą nuėjęs irgi, visa patalynė drėgna. Žuvytės ešeriukai matau plaukioja, čia dabar tyliai. Čia visai gerai būtų, manau, užsiinkaruoti. Gerai, kur mano dėžutė. Kažkaip neeksperimentuoju. Dedu savo, bet va baitų jau nebeturiu beveik. Nieko trečiadienį papildymą. Šį kartą kokių 100 savo atsidėsiu. Musytė ir vabaitas, du tokie mėgstamiausi. Vabaitas tai turiu. Va, nu matot, pažiūrėkit. Tik užsidėjau. Vabaitą. Raudoną kraują. Aš sakau, man kažkaip nežinau. Ir tam esmė, kad ne vien čia. Visur, žinokit. Nu, visuose telkiniuose. O, jau buvau užmetęs. Vakar dar tiesa, kaip ir šnekėjau, supurškiau valą. Šiek tiek persistengiau. Suvaryvas purškaliukų. Tai dar pirmų metimų net drėgnas toks buvo. Taip ir galvojau. Keli metimai. Kažkaip ne taip metasi, kaip turiu galvo, kad čia gal nuo šito valo purškiklio. O pasirodo ne. Šiek tiek persimatus kažkaip buvo. Pasižiūrim dabar į metimą. Sakau, nes ir kitas reikia. Gerai. Žiūrim, ką čia turim. Dėžutės užverčiam. Bet esmė, kad net ir mailiaus palei krantus nelabai daug matau. O, čia va yra. Tokioj proskinoj. Čia tokia atrodo patraukli vieta. Nu, gal bandom. Ir reikia su abiem rankom. Su viena ranka, tai tik žinot, ką daryti. Gerai. Čia ir gylio daugiau. Nu, na. O, kažkas biškai gražesnė. Vos. Opa.
Opa. Turim ešeriuką. Jau. Oi, mažutė, nu, gerai. Tegul lekia pas šeimą. Lydeką turiu. Opa, žvakė. Nu, mažutė. Nu, mažylė. Opa. Oi, kokia tu slidi mažutė. Nu. Gerai. Mažylė. Ir žvakė, ir viskas čia buvo. Mažylė. Bet jau mačiau, realiai, vandeniu. Traukiu, žiūriu, kažkas atsiveja. Nu, po to žiūriu lydeka prie pat. Tada sulėtinau, truputuką truktelėjau ir yra. Nu, smagu, kažkokia vis kitokia žuvis. Buvo. Mačiau, kaip atsivijo, bet nečiup. Buvo. Yra. O ką mes čia turim? Opa, raudę. Raudelė. Nu, sliduolė. Nukandus vabaito uodegėlę. Kur mano šiukšlynas. Čia puodukų laikynas, sakau, puodukų laikiklis padarytas šiukšlynu. Ir man vėl kaip vakar šiek tiek pasisukti. Oi. Visai mažytė. Raudelė. Raudė vėl kybo, mačiau. Ai, ne, ešerys. Raudė iš paskos ėjo. Na ką, plaukiam. Nu, iš čia, kur žvejojau, gal gylis didesnis, bet ne. Visur palei nendrės laikosi gan nedidelis. Nu, čia šiek tiek gal giliau, kokie 2 su biški 3. Ešeriuką matau. Mes taip
tyliai. Va čia va jau noriu. O čia daug mailiaus matau. Daug mailiaus. Ir ešeriukų matau. Nu, pabandom. Ir nemažai. O, iš karto. Peršviečiamas, bet ešeriukas. Čia ir didesnių mačiau, dėl to ir stojau. Vėl. Tik užmečiau. Bet vėl peršviečiamas. Turiu vėl. Na, vien tik tokie kirps, tai plauksim kažkur tolyn. Pabandom truputuką, pabandysiu gilį. Kažkur rudusius skruzdėlės čia taip pat žmonės laipioja. Du ešeriukai atsivijo. Reikia keist. Gerai. Bandom musytę. Nežinau. Nu, vabaitas dirba labai gerai. Bet vabaitų beveik nebeturiu. Bet kas turėsiu kalūrės vabaitų dar, bet spalvos netokios. Ai, ir savų turiu tiesą, kelias dėžutės įsidėjęs pardavimui, iš ten galėsiu pasiimti. Nes negalim iš namų siūsti, tai susipakavau iš karto, kad iš molėtų išsiųsti. O, atsivijo ešeriukų gvardija. Išsipatoginam. Vėl kibo. Vėl kibo. Vėl kibo. Buvo kibimų keli, o dabar va. Vėl. Bet tokie. Va. Nedideliukai. Bet kokie šviesus, baisiai. Nu, vanduo aišku skaidrus. Mašylis. Dar prastai kaip užmečiau, už kojas užkabinau ir vis vien turiu va ešeriuką. Opa, nu, mažylį. Kaip ir minėjau, dešiniai pusėje matosi,
Viskas tvarkoj, krantas prie pat, atrodo ranka palies, kairiai nieko. Juoda. Kaip čia pa žmonės. Krantas. O, lydeka. Mažutė, kaip aš pagavau tokią. Raudžių būrelis praplaukė. Na ką, rytinė sesija baigta ir valgyt noriu baisiai, atsikėliau tiesiai į kajaką, kameros visą kitą ir varom. Tai lėkiu pavalgysiu, gal šiek tiek pabūsiu su šeima, nes kadangi atvažiavau ir pailsėti. Ir tikrai dar išplauksiu ir vakare, manau, jeigu rytoj leis oras ir rytoj išplauksiu, tai turėtų būti visai smagu. Tai vat, kol kas susimatysim, jau plaukimo atgal gal nebefilmuosiu, nes turbūt niekam nebeįdomu, nes jau ir taip prisiplaukiau į kalnus čia. Kol kas. Na ką, bandom ir per pietus kažką pagauti. Prieš tai čia gerai sekėsi. Šito baslio užsiinkaruot. Niekas neatsivijo. Įdomiai. Yra. Ar kas čia? Ne, žolės. Galvoju, kas čia dabar? Nei gyvimo, nieko. Žolių. Vėjukas šiek tiek yra, galvau, pirmai 0,3 persidėta avižėlė, bet dėl vėjuko nesidėjau. Bet gal pabandyt? Nu, gerai. Savai kalbėjau. Pabandyt. Parodysiu kokį visiškai easy peasy mazgelį naudoju. Kur man čia taduko naujas avižėlis atsiuntė su VMC kabliais. 0,3 avižėlė. Žodžiu, ką darau, jeigu matosi. Paimu, paprasčiausiai perviriu avižėlę. Pasuku taip. Ir kelis kartus apsuku. Paprasčiausiai. Ir per kilputę užtempiu. Viskas. Tik dar pašlapinu. Faktas. Viskas. Paprasčiausias mazgelis. Nežinau. Laiko super man. Kažkokių atitrūkimų neturėjau. Ir tą bandom violetinį. Opa, kaip. Va, ir raudelė. Nu va, persidėjau tik į mažesnį svoriuką. Ir raudelę. Vieną pusę užsimetam ir kitą. Gerai. O. Realiai tas inkaras dariaus sugalvotas, tai tobulai, viskas gerai, bet kažkaip o tas guma nenori, tai kartais nenori užlysti. Tai reikės kažką sugalvot,
kad gale, nes buvau šone iš pradžių pasidaręs inkarą, tai nesąmonė, bet vat, kai Darius padarė gale, pasakiškai. O Darius, kur minėjau, kur veik parkas Ukmergėj, superinis žmogus, linkėjimai Dariau. Darius irgi avižauja. Nu, ne kažką dieną. Tikėjausi bus geriau. Vakar vakarė buvo gerai visai, nu, mažiukų. Šiandien ryte ką, tas lydekiukas, dar vienas ešeriukas gražesnis, raudelė. O dabar sunkiai. Yra. Buvo, kaip sakoma, yra, buvo. O, biškį daugiau jėgos. Opa. Ešeriukas. Na ką, bandysim šiek tiek kitaip. Opa. Opa. Žvejyba šonu. Kažkaip sunki diena. Ir palei krantų sustojau va, ir viską. Ir nenori. Nenori, tai nenori. Gal vakare norėjo. O, kažkas išsivertė. Krūmynas. Krūmynas, aš sakau. Nendrės. Sunkiai. Kažkaip sunkiai. Bet, nu, na ką. 6 valandas vakaro. Pakilo vėjas, kas man visiškai nėra gerai, bet sakau, gal kažkas bus su kibimu kitaip. Žvejų nemažai. Durinių daug kas iš gilumos gaudo. Nu, aš pabandysiu kol kas seklių. Gal bus geriau kažkiek. Turiu. Toks pats kilbukas ant didesnio masalo. Didesnio masalo tai yra didesnės avižėlės. Nu, mažylė. Čia jau ekstremas. Mane tūso kaip tik nori. Neturiu inkarą. Opa, turiu. O, turėjau žuvį. O, gerai. Ir žolės nuėjo dar. O, mažylė. Oi, tu. Špilkiau. Žolė. Yra. Ešeriukas. O, kaip jie apatinę lūpytę gavo mažylis. Medutį uždėjau. Poliariką apgaviką.
turiu vėl kažką mažylio. O žiūrėkit, ir be iš toliau išsikrapštau dabar. Opa, nukrito. Nu ir gerai. Persimetė. O. Op. Op. Šiaip toli su 0,8 išsimetat. O. Vėl. Oi, nu kaip toli. Pažiūrėkit, kiek reikia sukti, kol parsitemti jį. Va tokį va. Pilvaziuką mažiuką. Peršviečiama. Peršviečiama. Tegul gyvena toliau. Užkibs, kai bus didesnis. Opa, gerai. Užsimetė. Buvo. Buvo, bet nuėjo. Vėl buvo. Buvo. O, yra. Nu, kaip nuėjo. Bus ką konkursas, kiek kartų pasakiau buvo. Eina savo. Yra vėl. Nėra. Vėl yra. Su 1000 rytelė, tai čia... Opapa. Pauš, pauš. Davai, varom. Nebesūkit mane jau ir taip gerai apsūkot, gerai sėdžiu, ačiū. Sekančiam sykiu kažkaip sugalvosiu rinkarą ir į priekį. Kokių reikės minčių. Tada mane labai gerai pastatys, tik kad eina savo 2 inkarus įsitraukinėti jau nebebus taip. O, bet žolė bus. Tik kad 2 inkarus įsitraukinėti jau bus reikalų, nes šitą jėgos daug nebegalė ir bus truputuką liūdna į taip atvaryti, kaip čia pastoviu porą minučių, nekimba varau tolyn. 2 inkarai jau prabanga šiokia tokia. Nu, paskutinę dar spalvą uždedu. Musytę. Musytę, kolą. Forma tai pati mėgstamiausia. Antra vabaitas, kaip minėjau. Musytė pati mėgstamiausia. Šita antra mėgstamiausia spalva. Kola. Nu ką, tikrinam. Tenka atsirkluoti ir plaukt gelbėt masaliukų. Dabar tik spėk sukt. Na ką, ačiū, kas peržiūrėjot visą video. Esmė tokia,
prabuvau Sarties ežere 2 dienas. 3 nebebus video dienos, nes kadangi rytoj nuo pačio ryto lietus, tai esmė tokia, nusprendėm, kad greičiausiai važiuosim iš pačio ryto namo, tai iš karto šiandieną ir kajaką užsikraunam ant mašinos. Žvejyba sekėsi visai neblogai, manau. Nu, taip, kaip sakoma, pusė velnio. Daug mažiukų, ten keletą mažytę lydekaitę, ten ešeriukas gal koks vienas gražesnis, antras pasitaikė. Kaip tik, vat, prieš išvykstant į gan nemažą vėjo sūkurį, tokį papuoliau. Tai va, tai mano tokios tos 2 dienos žvejybos. Šiandien vakar be vaido, solo. Vienam ne taip linksma, nu, bet ne visą laiką gaunasi kartu. Tai va, o šiaip tikrai smagu buvo, pačiam patiko gamta, ne viską filmavau, iš tiesų buvo tikrai tokių intarpų, kur paprasčiausiai kojas susikeliu ir savo sėdžiu, čilinu, džiaugiuosi gamta, geriuosi. Tai va, tai dar kartą dėkoju, kas žiūrėjot ir ką, iki sekančių tada. Iki.